Populiaraus LNK muzikinio projekto Kelias į žvaigždės 3 nugalėtojas, 20-metis druskininkietis Anatolijus Oleinik ištesėjo pažadą duotą konkurso metu. Laimėjęs didįjį prizą 100 000 litų, dalį sumos jis paaukojo druskininkų cerkviai. 10. Tiek pagal stačiatikių papročius priimta skirti cerkviai. Anatolijus į druskininkų cerkvės sąskaitą 10 000 litų pervedė tą pačią dieną, kai gavo laimėtus pinigus. Anatolijaus šeima yra tikinti. Jis krikštas šioje cerkvėje. Nuo mažens dalyvaudavo mišiose, vėliau jų metu patarnaudavo tėvui Vladimirui, giedojo cerkvės chore. Vieni gražiausių jo vaikystės prisiminimų – vasaros stovyklos, kurią savo parapiečių vaikams organizuodavo cerkvė. Stebiuosi ir džiaugiuosi Anatolijaus kilnumu. Dalyvaudamas muzikinėme projekte, jis neužsisklendė savyje, savo noruose, bet buvo absoliučiai atviras visiems. Žmonės tai be abejo jautė ir už jį balsavo. Jis į kitus konkurso dalyvius žiūrėjo ne kaip į konkurentus, o juose matė savo draugus. Būtent Anatolijaus kilnumas pakerėjo mūsų visų širdis, pabrėžė tėvas Vladimiras. Anatolijus išaugo šioje mūsų cerkvėje ir poreikį paaukoti jis pajuto savo vidumi. Anatolijaus sprendimas dalį pinigų paaukoti cerkvėje išskirtinis tuo, jog šį sprendimą jis priėmė ir įgyvendino niekieno neprašomas ir neliepiamas. Šią auką jis padarė pats, pasielgė taip, kaip liepė jo širdis, pabrėžė tėvas Vladimiras. Jų nuomonė, Anatolijaus vidinio kilnumo priežastys glūdi būtent jo auklėjime, šeimos įskiepytose vertybėse ir tradicijose. Anatolijaus mama puikiai gydytoja, jos pašaukimas tarnauti žmonėms, rūpintis kitais. Tėtis taip pat žmogus altruistas. Jų šeimos moralinis lygis labai aukštas. Druskininkiečių Nadieždos ir Anatolijaus Oleinikų šeimą gyrė tėvas Vladimiras. Plačiau apie Anatolijaus susitikimą su Druskininkų cerkvės vadovu skaitykite Druskininkų laikraštyje Druskonis.